Atvažiuoja mūsų projektas naujas Dodge Durango, čia 21 metų. Pirmą kartą turiu 21 metų, nenoriu pasižiūrėti, o vidus kitoks, jau ten eina salonas, panelė visa, tai bus įdomu. Šiek tiek gavęs, bet nieko baisaus. Ok, atidarysiu vartus. Įdomesnis variantas. O, tai, va, išmušė langą. Grandinėlė. Gerai, užsidėsiu, aš nebūsiu baltarankis, užsidėsiu pirštinės, reikia padėti. O, gerai, šovė, tai gerai, taip. Dar! Gali! Važiuok. Per daug nebišloši. Viskas, ane? Reikia leisti jau viskas. Reikia prikelti, aš turiu štai ratukus. Dar vienus padedam ir ant tiesinį važiuos. Davai, gal bus taip geriau. Tu dankrato turi? Jo, čia yra viskas. Davai, gal bus paprasčiau tai. Opa! Kelnytėm. Ragai. Op. Va čia nukrito nuo šito. Ne, nenukris gal. Tai sužinosim, jo. Nukris ar nenukris? Atvažiavo naujas projektas, išsikrovėm, istorija su šito projektu buvo tokia įdomesnė. Nupirkau aukcione, kaip tik už savaitės turėjau išvykti į Ameriką ir kaip tik atveža mūsų Dodge Durango. Ką mes čia matom? Principo iš priekio visiškai nieko baisaus nėra, tai realiai nusirinkus visą tą dalį pasikeičia, tas lonžeronas išsitiesina. Aš manau, kad čia geras variantas. Ok, tai su šita mašina tiek. Jisai atvažiavo į savaną, tai keistas jausmas toks. Ten pasikroviau, mačiau nepraktiškai, į konteinerį net buvau įėjęs, kas ir kaip pasižiūrėti su šita mašina ir dabar jinai jau čia. Tai gan greitai atkeliavo, kiek čia laiko, gal apie mėnesį laiko ir jinai jau pas mane ant keltuvo. Tai toks įdomus. Ir dabar pats įdomumas. Pasižiūrim atidžiai, kas jam yra. Gavęs nemažai gavęs, bet nieko baisaus nematau kol kas. Tai pagrindinis dalykas, ką man reikėtų pasidaryti, tai pastatyti jį ant ratų, kad bent jau jisai galima būtų stumdyti kažkur tai ir pabandysiu užvesti, nes aukcione, kiek aš mačiau, tai lyg buvo užvestas. Tai jeigu neklystu, tai pabandysiu, užsidėsiu akumuliatorių, boosterį ir pabandysim užkurti jį. O dabar noriu pasikelti ir pasižiūrėti, kas gero ten po apačiai yra. Žiūrim, dugnas, nieko. Tai standartas, tai visas priekis, tai gerai, čia sustumta, tai keitimas, traversas keitimas, pusas šis pamestas. Šakė, gerai, dabar pasižiūrim, kad laikinam pasistatyti, man bent jau pradžiai tai reikėtų, kad man jisai pasistatyti ant ratų, tai neužteks tik tai šakės, nes aš šito dalyko nemačiau, bet su šakė kartu išėjo ir nuo traverso nuplėštas laikiklis. Kaip?
neįsivaizduoju, bet nuplėštas. Tai reiškia, kad man norint jį pasistatyti reikia traversą pasikeisti. Kaip aš to nenorėčiau daryti, bet reikia. Nu tai traversas taip ar taip reikia įsikeisti, tai okei, gerai, ką toliau mes matom, čia niekas nepažeista, pagalvės greičių dėžės vietoj, čia vietoj, čia gerai. Nu tai okei, tam, kad pastatyti, man reikia nusipirkti traversas dabar, abi dvi šakės, nes šitą irgi matau, kad stupicą reikia pirkti. Gerai, dabar einu pasižiūrėsiu, kaip yra su galiniu ratu, kodėl jisai stovi man netiesiai. Ką mes čia turim? Jo, mes neturim zapan. Atsarginio rato neturim. Nesvarbu tas atsarginis. Okei, čia vedasi suvediminė traukia. Okei, nėra nei man ypatingai ir šitą tiesi, bet gal tokia turėtų būti, reikia pasižiūrėti. O šita, biškai, skiriasi, ne? Gyvatėlė tokia, palenkta. Ir čia. Aš taip įsivaizduoju, kad gali reikėti man traukę suvediminės, ne? Šiaip man šitą kitokią. Nėra. Okei, galui, taip, paėmam traukę. Aš aišku galėsiu atsisukti ir pamatyti aiškiau. Nu tai gerai, tai šitas jisai išsitiesins, čia pasidės, nu po to bus matyti aišku, ar pati stebulė, ar čia viskas ok ar ne, bet vizualiai tai čia nepamatysi, vizualiai viskas gražu, bet šiaip nepamatysi. Nu tai ok, gerai, čia nieko baisaus, realiai su galu tai iš vis nieko baisaus, viskas švaru, gražu, tvarkinga, nėra nieko. Nu tai va, lieka vienintelis klausimas, variklio išėmimas, bet manau, kad mes be to neapseisim, reikia išiminėti variklį, statyti ant traverso, ant traukės ir ieškoti. Nemanau, kad ir šita bus stupica gerai, jeigu čia šitokį smūgį gavo, tai kad guolys tai 100% reikia keisti. Čia stupica keisti, viskas ir taip aišku, pusė šis čia iškritęs, reikės įstatyti, sudėti. Vairo kolonėlė, man svarbu dabar pasižiūrėti. Vairo kolonėlė Labanatis. Trukus. Pasižiūrėsiu dar, ar neužspausta čia niekas. Užspausta. Užspausta, iškyvas, bet diržas nusimovęs. Čia nieko baisaus nėra, aišku, vest. Nežinau, gerai, tada aš pasižiūrėsiu bent jau gyvybės požymis. Gal nepamiršau. Čia stebulės kitokios. Reikia kodą susirasti. Darysim fotonuotrauką. Nu ką, pas mane čia yra dabar tiesiog įdomumo dėliai šovė į galvą prisiminti. Čia ketvirtas, taip, čia ketvirtas Durangas, bet visi buvo iki tol, tai iki 21 metų. Tai 19, 18 metai buvo, čia yra 21 metų mašina. Ir 2 buvo 3.6 variklio ir 2 dabar yra, tiksliau vienas buvo 5.7 ir ketvirtas dabar irgi 5.7. Bet čia šitas man gal sakykim pats įdomesnis, nes man labai visai gerai atrodo jų salonas. Man asmeniškai, kai mašina graži,
patinka, tai ją ir smagiau remontuoti, tvarkyti, prikelinėti. Kapotą pasikelsiu, kad pasijungti. Aišku, aš galėjau ir posėdinę, jeigu tai nesvarbu. Nu, nesvarbu, reikia pasižiūrėti. Kas čia? Tai. A, čia ir taip galėjo atsidaryti, nereikėjo ir atsukinėti. Susuku atgal varstelius, kad mes. O. Darėm. Gerai, šitą pliusą. Dedam čia. Gerai, nu dar į galą pasižiūrėsiu galą. Taip, žibintas. Pultelis. Neįdomu ieškoti po mašiną kažko tai, kai aš jau ją išnaršiu. Akumu, pasižiūrėt. Panašu, kad čia niekas jau netidarinė, bet pasižiūrėt, ar jisai užjungtas ar ne. Kad neužtrumpinti niekur. Ne, čia niekas jau netinginėjo. Panašu, kad čia niekas prie jo ir nelindo. Gerai. Ok. Smagesnis geri meniu, viskas daug įdomiau. Kategorija, komfortas, navi. Nesupranta navigacija, kur čia mes esam dabar. Nesvarbu, ok, gerai. Žiūrim toliau. Aš ten pedalų turbūt nepasieksiu, pasižiūrėti. Ne, elektros maža. Trumpina akumuliatorius, reikia atjungti ir... Gerai, viskas iš salono, man aišku, ką išrinkinėjom visą, žiūrim, ką turim, ką mes turim. Iškart reikia stiklas pakeisti, panelę nuiminėti, užuolaidos, diržai, kaip ir visi. Ok, sakčių čia nėra. Gerai, kilimėlė yra. Apibendrinant, tai man... Jeigu Durango, tai tik tai su tokiu salonu, kaip sakyt. Tai visiškai kitoks, nes anas iki 21 metų, tai man toks, taip, juos perka, viskas gerai su jais, ten tvarko, bet man tas jau salonas šiek tiek toksai atgyvenęs yra. O čia jau šiuolaikiškas, jau ta planšetė didžiulė, tikrai smagiai atrodo, veikia gerai ir gražu, tai manyčiau, kad jeigu savo norėčiau Durango, tai tik tai nuo 21 metų ir tik tai, kad taip atrodytų viskas. Tai. Nu ką, kimbam į darbus, išrinkinėjam ir pradedam startą naujam gyvenimui šitos žalios varlytės. Palauk, tai pas mane buvo braškė, dabar varlytė. Ok, gerai, turi pravardę. Žalia varlytė. Truputį pertrauką padarysiu, filmuką rodo gerą, tai va. O, kaip tik žalia varlytė. Kaip čia buvęs. Gal ir nieko visai tie televizoriai gale, sakyčiau. Vaikam tai gerai čia atsisės ir, valio, ausinės užsidėjai, ausinės yra gale. Tai pasaka. Sėdi, važiuoji, žiūri. Turėjau tokį nutikimą. Skambina klientas. Sako, radau Dodge Durango 20 metų, 3.6 variklis, grunto spalva, viskas ok, kaina šiai dienai buy now 3900. Ok, sakau, jeigu viskas tinka, tai galima pirkti, bet sakau, dar aš pasitikrinsiu per cardbithelper.com. Ir kaip jūs manot, aš įvedu VIN numerį, pasižiūriu, 84 kartai jau buvo pardavinėta. Ir visa pardavinėjimo istorija prasideda nuo 2022 metų. Tai pasitikrinęs matau 4 ar 5 kartus muštas, visą laiką į priekį, aš kaip ir sakau, vieną kartą muštas, ok, 2 kartai, ok, bet ne 3, 4 ir daugiau, nes ten jau realiai turbūt Langeroną keitinėjant, tiesinant, jisai jau atsilanksta ir panašiai. Tai
paskambinau klientui, sakau, tau šio automobilio nereikia, nes ten gali būti tiek cirkų rasti ir panašiai. Tai kaip ir jums galiu pasakyti, jeigu jūs sugalvojat pirkti automobilį iš Amerikos aukcionų, tai visą laiką pasitikrinkite per carbithelper.com. Ten rasit visą istoriją, kartais būna automobiliai ridos nerodo, rašo 0 mylių. Ten irgi galit pasitikrinti, o pasinaudoję nuolaidos kodu U11 gausit 10% nuolaidą. Taip, kad neapsigaukit, o tikrinkit. Kiek jau laiko reikia važiuoti? Benziną nusipirkti. Reikia persistatyti, pasikelti, bus patogiau man ir whitebody suklijuoti. Ai, klijų dar reikia. Taip, važiuojam benziną, klijų, bakelio. Aišku, juodam yra pilnas bakas benzino, bet aš nepaimsiu iš ten benzino, kad įsipilti čia. Žodžiu, viskas, važiuom. $10 litrų bakelį įsigijom, važiuojam, užsipilsim benzino ir grįšim į garažą, bandysim. Aš labai bijau, kad nebūtų fokusas, kad jis ne dėl benzino neužsikūrė, bet manau, kad dėl benzino. Važiuom. Paskambino kurjeris, kad atvažiavo siunta. Pagal siuntos kodą pasižiūrėjau, kad jau šį kartą atvažiavo tas, ko man reikia. Galinio bamperio sijonukas, nes vakar, kur gavau siuntą, apsidžiaugiau, galvojau, bus jau sijonukas, viskas uždėsiu, galėsiu jau iki galo klijuoti whitebody, nes ten galinio bamperio apačioje dedasi irgi tokie praplatinimai. Tai tikėjausi, atidarau, ne ta. O šiandien dabar gavau, jau pasitikrinau, kad tas daiktas atvažiavo. Bet kas keista, kad užsisakinėdamas nurodžiau namų adresą. Tai iš vienos pusės miesto Vilniaus reikia važiuoti į kitą pusę miesto. Tai, bet nieko, važiuosiu, pasiimsiu, grįšiu į garažą, uždėsim ir mažais žingsneliais kažkurio iš jūsų pilką challengerį pabaiginėsiu. Ir ką aš matau į priekį? Kamštis! O aš kurjeriui sakiau, kad būsiu greitai. Jeigu čia ta jubkė supakuota, tai aš tada, jie gal čia 10 jų įdėjo tokį svorį. Neįsivaizduoju. Metam. Telpa. Važiuojam. Dar ir antras siunta atvažiavo. Dabar reikia vėl atgal važiuoti, kad suspėt. Dėkime. Labą dieną. Štai nauja pradžia. Įsipilėm. Benzino, čia benzinas, gerai. Bando. Aišku, tam 5, 7, 10 litrų, tai čia geras gurkšnis tik tai atsigerti. Bet nieko, iki degalinės tai turėtų užtekti. Bent šiek tiek atsigaus. Pasižiūrėsim, užsikurs, neužsikurs. Turėtų užsikurti. Kažkaip, kuo arčiau užpilimo benzino, tuo labiau pradedu galvoti. O visgi, jeigu ne benzinas kaltas, bet rodiklė guli. Man vis tiek proto nesuvokiama jūkė supakuoti taip. Nu netikiu aš, kad čia tik tai jūkė yra. Aš sakau, jie kažkokių man surprizų pridėjo. Žiūrim, ką turim. Bent jau matau tą, ką reikia. Kad to, ko laukiau, tas yra. Tai tikrai 100%. Bet kam? Aš neįsivaizduoju. Tu nori pasakyti, dėl šito šitiek. Bet, man tai truputį įdomokai. Aš sutinku, kad saugiai atvažiuos, bet tai čia, va.
Nieko nėra daugiau, tik tai šitas. Nu, tai teoriškai, ne, tai šiukšlė, tai, prasme, realiai, ką turėjo, tą ir sudėjo, ta prasme, atsistojo ir galvoja, ką čia daryti dabar, gal reikia šiukšlės išnešti. Ai ne, gal reikia supakuoti. Jūpkė, supakavo. Iš Lenkijos beje atkeliavom. Nesvarbu, gerai, varau benzą užsipilsim, pasižiūrėsim. Dirba, nedirba. Savo šortus mėgstamiausias vasarinius pasidėsiu. Nesuprantu, tie 10 litrų teka kaip... Žiūrėk, pasidėjau tą, nustojo lašėti. Porą lašiukų tik tai nutrino. Nagi. Atjungtas akumuliatorius. Raktų ne. Bijau, kad kažkas bus negerai, nes benzas lašėjo, akumas neuždėtas, raktelių vietoje nėra. Ne tai, kad viskas, va taip, atėjai ir nuėjo. Nėra. Taip. Gerai, benzinas kaltas. Ledas. Išvažiavau šiandieną su Challengeriu pilku, prasivažiuoti, pasižiūrėti, kaip viskas ar tvarkoja ar ne. Ir prisiminiau, kad šiandien baigėsi mano Dodge Durango aukcionas. Liko 6 valandos iki pabaigos, pastatyta 6040 eurų. Kol kas rezervas nepasiektas. Žiūrėsim, kaip bus aukciono pabaigoje. Lygiai taip pat ir jūs. Jeigu turite kokį automobilį, motociklą, padangas, ratlankius, jūs visą tai galite parduoti, sukūrę nemokamą aukcioną auto.lt, laukti didžiausios pasiūlytos kainos ir jeigu jums tenkina kaina, tiesiog žmonės atvažiuos, pasiims ir išvažiuos. Viskas. Jokių skambučių, jokių klausimų, nieko absoliučiai. Tiesiog pasiima ir išvažiuoja. Priklijuosiu marką, prie jo tvirtinasi apatinė dalis vaitbodžio ir po to viršutinė dalį klijuojasi, bet aš nepasitikiu, dar prikniediju šitas vietas. Iš vidinės pusės užgruntuoju, kad kniedės neturėtų, nerudytų per tas vietas ir panašiai visą laiką. Nes man ta dvipusė lipni juosta tai nekelia tokio pasitikėjimo, kad ten laikys ir panašiai ir neatsiklijuos. Tai esu tikras, kad atsiklijuos. Šiandien dienai gali laikyti, bet aš visą laiką dar prikniediju. Ir kaip minėjau, iš kitos pusės dar supurškiu, užtepu, kad nerudytų, nepakeltų rūdžių. Kiniečiai yra sugalvoję, kad jisai turi laikytis tiesiog ant šito, ant dvipusės lipnios juostos, nes jie ir čia tai turi užklijuoti dvipusę juostą ir ten. Ir jisai taip, kažkiek tai jisai laikysis, faktas, aš nieko nesakau, bet nemaniau, žiūrėk, kaip ir gerai, nesibrūžė. Bet mano manimo drėgmė papuls viskas ir... Čia? Galbūt sutinku, kad gali prisiklijuoti ir laikytis. Čia nelaikys. 100%.
Dabar mes, kad tvirčiau būtų, prisiknėdysim. Man saugiau yra, žinosiu 100%, kad nenukris važiuojant. Buvogi, kas čia man pasako, kad irgi taip užsiklijavo ir irgi tik tai su dvipusėm lipliom juostom. Aplink ir vienas, faktas, kad taip negerai. Garažą laikyti, žiūrėti jį, tai jo, laikys. Bet čia tai važiuojant. Dabar mano sugalvotas būdas, kaip padaryti, kad laikytųsi. Kaip ten sako, life hack. Kad prisiklijuotų tinkamai tam tikros vietos, kurios atsiklijuoja. Tai čia prisispaudė. Vieną gal per mažai. Ir nakčiai paliekė ir ryte ateini ir žiūri. Jeigu klausėt, ar nenusiplėšė su dažais, ne, nenusiplėšė. Taip, jeigu klausėt, ar lieka kažkokios vietos, taip lieka į laką nuo šitos izoliacijos. Bet susipoliruoja ir galutiniam rezultate nieko nelieka. Viskas gražu. Mašina dar nėra poliruota, tai jinai dar po viso surinkimo važiuos į poliravimą, tai viskas įsivalys, susipoliruos. Ir bus tikrai viskas gerai, net nebejoju. Daug persistengti irgi nereikia. Jeigu prisiglaudžia ir laikosi, tai jau palieki taip. Tikrai. Va. Viskas visur prisiglaudė. Prisilieka. Ką, liko dar 1, 2, 3. Visus 3 susiklijuojam ir labiausia daug laiko tai užima. Šitie tai dar šiaip savo jie susiklijuot, bet daugiausia laiko tai atima tie apačioj prie slenkstuko to plastikinio ir prie galinio bamperio, nes galinis bamperis jis toks, ten neturi tokių tvirtinimų, tai pavargau. Neturi ten tokių tvirtinimų ir biški plevėsuoja, tai reikia, kad viską tvarkingai padaryti, pažaisti ten to vietoj, tai su šitais per daug labai nėra to žaidimo. Aišku, kokybė būna skirtinga, bet aš atsirinkęs ten iš kelių variantų, kurie yra geresni, tai tą visą laiką perku ir kol kas kol atsirinkinėjau, buvo papuolęs vienas, tai toksai kažkoksai, tai ten, o Jėzau, kiek aš vargau. Bet dabar jau gerai, nėra sudėtinga. Tai ir matėt, prisiglaudė, nes kai kurie buvo, kur turėjau pačius pirmuosius, bandžiau užklijuoti, tai čia tai pridedi, čia atsivėpia, čia pridedi, ten atsivėpia, ten prispaudi, čia atsivėpia. Nu toks, nežinau, o čia tai viskas pakankamai gerai. Ką, einu, susiklijuoju visus kitus likusius ir pažaidžiu su galiukais ir whiteboardis bus suklijuotas. Ką šiai serijai tiek, su šiuo challengeriu jau einam į pabaigą ir nepamirškit, perkant kvapuką, jis gali atitekti vienam iš jūsų. Paskubėkit.